Sidnis Sandersas ir Raimundas Danys. Serapinas yra metimo, kuris išplėšė pratęsimą Mažeikiams rungtynėse su Lietkabeliu autorius. Tačiau paskui per... Vienas variantas yra tas, kad vasarą Lietuvos krepšinio lygos valdyba nuspręs. Lieka dabar prie jo Egidijus Dimša. Kamuolio perdavimas Sandersui, jo tolimas metimas yra taiklus. Sidnis Sandersas sėkmingam įvykių tęsiniui. Serapinas. Sidnis Sandersas. Iš toli neprieina. Pieno žvaigždės ir prieš šias rungtynės Mantas Šernius kalbėjo, kad esu patenkintas, kaip Diksonas rungtyniauja tiek pirmuoju, tiek antruoju numeriu. Sidnėjus Sandersas, sudėtinga metimą Tuzas ir Sandersas. Nepataiko Gidra ir kamuolį atkovoja Jankaitis, bet iš karto jį perima Mažeikių komanda. Sandersas pataiko iš 3 taškų. Brastas, o Viskontas pridėjo 11 bei Oriekis 10. Antroji mačo dalis žada būti išties įdomi. Sidnis Sandersas dar 2 taškai, 43. Kontroliuoja Artūras Šukys, Saulius Paškevičius ir Ramūnas Žukauskas. Jų darbą stebi. Iš jų pusės žiūrint, aišku, ir pergalė jam neprošal. Mažeikiai nusiteikia taisyti situaciją ir išsivežti antrą pergalę iš eilės šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone. Ir dar išvykoje. Tai būtų Prienų krepšininkas turintis 4 pražangas. Linkevičius turi 3. Jis irgi yra aikštelėje. Sidnis Sandersas meta baudas. Na ir aišku, 3 minutės 46 sekundės likusias iki šių rungtynių pabaigos. Arba ketvirtojo kėlinio pabaigos pareikalaus ir... 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Pakamanis vienas prieš Žalalį. Į kraštą Šaulys, 3 sekundės lieka. Iš toli ir netaikliai Arvydas Gidra. Sidnėjus Sandersas prie kamuolio pirmas. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Sandersas 13-15. Į baudos aikštelę ir Sidnėjus Sandersas lieka šiai ekipai tolimos metimas ir nepataiko iš toli Griškenas. Po to Žuža kamuolį atkovoja, nepataiko. Ir po to greitas išpuolis. Sandersas labai greitas ir čia buvo tai, ko laukė. Perdavimas prie 3 taškų zonos. Čia baudos aikštelėje. Po to jau Arnas Labuckas, jo perdavimas per nugarą. Ir lengvas grobis Mažeikiams. Sidnėjus Sandersas iš po krepšio. Ir vėl gali susigrąžinti persvarą, kuri šiandieną jų pusėje buvo pirmajame ketvirtyje ir antrojo kėlinio pradžioje. Na ir šiek tiek trumpai ketvirtajame kėlinyje. O štai čia, iš toli. Taškų zonos, čia Giedrius Staniulis bando gintis. Ir Sidnėjus Sandersas atmeta kamuolį atgal, iš toli ir pataiko Raimundas Sandersas. Kalbant apie Lietkabelio komandą, šiuo metu žaidžia 11-asis Juricas Žuža, 12-asis dar 3 sekundės rungtyniavo antrojo kėlinio pabaigoje. Sandersas po krepšių, labai gražus perdavimas ir čia 2 taškai. Vėl Sandersas, 2,5 iki 3-ojo kėlinio pabaigos. Motuzas meta ir pataiko. Nebuvimo šiandien Mažeikių Ventos progimnazijos sporto salėje. Puikus perdavimas ir 2 taškai su pražanga, tai yra pirmieji taškai, kurios pelno Eigirdas Žuka. Pelnė Mažeikių, Lietkabelis atsakė tais pačiais 6, taigi 15-6. Ir čia Sidnėjus Sandersas vagia kamuolį iš varžovų ir iš po krepšio taškai. Jonušas 9-6 ir mažina per pus savo deficitą Lietkabelio komandą. Sandersas labai greitas. Aloyzas Rudys apie jį kalbėjo, kad jis kol kas dar yra kosmose, nes tikrai Tenis Čižauskas pelnė 15 taškų, buvo rezultatyviausias debiutinėse rungtynėse Lietuvos krepšinio lygoje. Jo jau nebėra Lietkabelio ekipoje. Ir gražiai dabar Mažeikio 56-60. Sandersas prieš Gedoko. Gidra taip pat aikštėje, Danys, Žukauskas ir Razutis iš po krepšio. 3 sekundės lieka ir 2 prieš 2 su Neliubovu. Neliubovas nepataiko ir Mažeikiai apsigina. Greita ataka, Gidra iš po krepšio ir nepataiko. Mažeikių Gidra yra tiksli.
45-45. Rezultatas lygus, Evaldas Žabas su kamuoliu. Darius Kriškėnas į priekį, čia Lukas Aukštikalnis, perėmė kamuolį dabar Sidnėjus Andersas ir pražanga prieš jį. Lamaras Hedukas. Nuo Dalmanas. 12 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos, vėl Hedukas. 8 sekundės. Dalmanas ir perima kamuolį Mažeikiai ir po to pražanga prieš Sandersą. Kova dėl atšokusių kamuolių šiandien 51-24. Puolimo šiandien 12 taškų, tiesa 4 pražangos, kurios gana greitai susirinktos ir negali tiek rungtyniauti, kiek norėtų šis žaidėjas. Ir po to metimo čia Darius Tarvydas pataiko iš 3 taškų zonos ir 9-3. Toks yra šių rungtynių rezultatas. Šalinga praranda kamuolį Dainius Šalinga, dar viena šio krepšininko klaida. Patyrė žaidėjas, suklydo porą kartų. Žemesnės distancijos, 2 taškai pelno jis, 17 taškas, minutė 10 iki 3 kėlinio pabaigos. Maceina prieš Sandersą, nugarą į krepšį, žaidžia Maceina. Meta pats. Kova dėl ką palaikomas bene labiausiai, kaip tik iki šiol girdėjome šį vakarą. Ir tai yra ženklas, kad Prienai taip pat pasiilgė pergalių ir nori šį sezoną užbaigti skambiai. Sandersas. Mažeikių noras tas pats, nėra ką kalbėti. Pražanga ir taškai. Tyleris Olanderis pelno savo 8 tašką ir gali lyginti rezultatą baudos metimu. Dar kartą galime įsitikinti tuo, kad šios Mažeikiai 69-67. Pražanga puolime Kulviečiui. Nugriovė jis Sidnį Sandersą kovodamas dėl pozicijos. Žabo perdavimas Gediminui Žalaliui, prieš tai Ramantas Kazonas. Arnas Labuckas dar kartą į kraštą. Kriškėnas nusistumė Kazonas savo varžovo. Šiuo atveju tai yra Sidnėjus Andersas. Ir Arvydas Gydra Mažeikiai. 5 sekundės atakai. Ivanauskas iš toli. 9 taškus surinko jis. 4 paskutiniuosius Prienų taškus trečiajame ketvirtyje pelnė irgi jis. Tačiau 3 taškis, kaip ir Dariaus Tarvydo prieš tai. Tikslo nepasiekė Sandersas. Gydra po krepšiu yra. Buterlevičius. Kapikaitis, Dimšai. Šikšnius prieš Sandersą. Atmeta kamuolį Simui Buterlevičiui. Nepavyksta jam pataikyti. Labai aukštai pašoka Sidnis Sandersas. Jo atkovotas kamuolys. Į kraštą Darius Pakamanis, netaiklus metimas ir Evaldas Šaulys. 2 taškai su pražanga. Štai taip, nenusileidus ant žemės, Evaldas Šaulys pelno taškus ir ištiksi pirmojo kėlinio laikas. Ir dar kartą Lietkabelio atstovas atakuos. Jeigu nepataikys, vis dėlto pataiko. Taigi vėl reikia 3 taškio ir dabar jau minučių pertraukėlių nebėra. Sidnėjus Sandersas. Atgal, Serapinas iš toli ir pataiko Simonas Serapinas. 79-79 išplėšia pratęsimą Serapinas. Taigi, kokį fantastišką tritaškį įmetė jis. Taigi, pratęsimas buvo.